Čia matote senai mūsų keturatį. Jisai buvo skirtas labiau ne darbui, o pramogai. Nei to tepalo tikrina. Šiaip neprižiūrėdavo keturačio ir užkalė variklis. Ir dabar beveik 10 metų, o gal net daugiau, 12 metų prabuvo fermoje. Prižiūrėtas, numestas tiesiog, nu, bet bent jau sausai. Galvom, ką čia padaryti su juo. Šiaip galvom gal elektrinį variklį dėti, bet po to ta idėja dingo. Idėja šiandieną yra tiesiog tos ratus nusipjauti, atsiskirti. Jau dar priekinius ratus nusimsim ir tiesiog pasidarysim savivarą tam, kad galėtume vežiotis su keturačiu. O pati priekaba daug gal ir neveš, na, bet idėja ta, kad su ekskavatoriuku iškasam, galėtume išsipilti tiesiog su priekaba. Nes kasti, kaip patirtis rodo, yra labai sunku rankom iš priekabos. O tai toks projektukas. Turime ašį. Dabar matuojamės, kokią norim daryti dydžio pačią priekabą. Tai šiuo metu galvom, kad darysim 1,64 ant 1,25 m. Tokią trapecijėlę. Norėtųsi daryti ne didelę, ne aukštą priekabą, kad bortai irgi nebūtų labai aukšti. Ar su ekskavatorium būtų lengviau įsikasti. Ir visgi turbūt išvertimą darysim su pakeliama gervę elektrinė. Keturačių pasijungi, du laidukai ir atvažiuoji, pakeli. Vakar pasibaigėm apatinę dalį. Čia bus rėmas, kuris dėsis ant važiuoklės, būtent ant šitos dalies. Ir dabar darome dar tokį patį segmentą, identišką. Gal tik tai per vidurį sutvirtinimai eis dažniau. Bus ne 2, o 3. Kad plokštė, kurį ant dėsis, kad geriau prispaustų, tvirčiau laikytų. Dabar? Nu. Jai. Tai ką šiuo metu padarėm, susidėtų, įsipjovėm visgi vidurinės centrinės dalis, nes kadangi pasikeitė planas, visgi nesu gervę darysim, man nusprendėm daryti su hidrauliniu varikliu. Pirmadienis pasidarėm šiek tiek išvyką iki metalo parduotuvės, pasiėmėm šiek tiek metalo priekabai, dar kažką, bortų viršam, nu žodžiu, čia bus toksai čiuk susidėt. Turim Sigitą, Sigitas matuojasi priekabos platformą, kaip dėsim, susivirinom anašie štai tokią platformą, kad galėtume užsidėti viršų. Nusipirkom dar ir cilindrą, ši visai baika gavosi, bent 8 eurai. Pasiėmėm kaišius, kaišiai yra skirti įsidėti čia. Tai šiandienos planas yra užsitvirtinti priekabą ant važiuoklės ir įmontuoti cilindrą. Įsivaizduočiau čia kažkur vakar. Nu, dar pasimatysim, kai vyrius susivirins. Kuo arčiau centro, tuo didesnis svoris. Siekia. Neprasideda šitų gerai. Vakar pasidarėm tokius dalykėlius, spjaustėm formas, kurios laikys bortus, o Sigitas laiko
visgi naująjį cilindrą, kadangi nusprendėm didesnį cilindrą nusipirkti, vakar matavom ir taip, ir anaip dūrėm. Ir pasirodo, kad nebūtų pakėlęs. Nu, o šitas jau yra kažkas kitas. Nesakau, kad nebūtų anas iškėlęs priekabos šito galo, bet mums reikia kampo. Mums reikia, kad jisai aukščiau iškeltų. Nu, čia kaip padės iš tikrųjų. Dabar tik jam 5, visiškai. Tuoj bandysime cilindrą montuoti ir gal jau rytoj atvažiuos siurbliukas. Gal siurbliukas ir neatvažiuos taip greitai, nes kiek pagal trekerį žiūrėjau, dar yra Vokietijoje. Tiesa, kaišių laikymui yra 8 mm metalas, kurį įsipjovėm iš švelerio štai to. Mūsų tikslas dabar yra prasidėsiu akimis. Prasigėsiu pilnai. Tai turime variantus, jie jau paruošti kaišių. Gana standžiai ūkas yra, šioks toks laisvumas yra, bet nebaisiai. Sekanti diena, spalio gražusis rytas. Su Sigitu pradėjome virinti damperio bortelius, šonus. Op, maždaug. Čiukšt. Čia prisivirina. Rigateksas dedasi, Rigateksas yra tokia maniera, va šita. Mes jos turim nemažai. O kol dar virina Sigitas tuos visus dalykėlius, aš bandysiu šiandieną technikinį prasieiti. Šiokios tokios bėdelės yra. Pradėjo leisti, nežinau kaip šitą galinę tilto gumą. Reikia įsivalyti, žodžiu, pasikeisti. Bandysiu technikinį prasivaryti. Lempas pasikeičiau priekinės, kadangi maniškės negali praeiti technikinio. Ir dar galinį žibintai kažkodėl, kai jungia galinę pavarą, nedega. Greičiausiai laidukas jau įsivaizduoja, kur kontaktas gali būti dingęs. Įdomus dalykas, čia yra žemina galą vabalo. Priekiai irgi sudėti špokai tokie, kurie sužemina net 6 cm. Tai mano kasdienė mašina buvo prieš kokius 6-7 metus. Tada labai supūvo. Susitvarkiau, surestauravau. Kaip čia restauracija nepavadinsi, nes daug ko nepasidariau, daug ko nepasikeičiau. Bet pagrindinę mašiną dariau tam, kad galėčiau su ją važinėti kur noriu, bet kur, žodžiu, žvejot varydavau ir iki Prancūzijos su ją esu nuvažiavęs. Tai tokia neparodų mašina, tiesiog savo pramogai. Yra video, kaip restauravau, kaip ir minėjau, restauravau. Tai kažkada patalpinsiu į platformą, jeigu jausiuos gerai. Ir štai turime padarytą atramą. Čia taip pat irgi jau yra padarytas. Sigitas suvirino ir sienelės padarė iš abiejų pusių. Ir čia dar turėtum pravirinti, ne? Jo, ten... Čia dar prasivirint. Cilindrą kainuoja. Čia žiūriu jau prasivirinai. Tada Sigitas virino štai šituos bortelius. Kol aš su vabalu krapščiausi, tai pažiūrėkit, čia viską gražiai tvarkingai padarė. Ką, vakar technikinė beveik pavyko praeiti, reikia pasikeisti galinį guolį ir priekinę traukę. Ir viskas turėtų būti ledas. Šiaip praėjo, nieko blogo nepasakė, sakė, ko istorinių numerių nėra. Taip atrodo su kitom lempom. Čia Zapo lempos, arba vados, nesvarbu, lempos. Veikia, praėjo. Šiandieną geros žinios, nes ateina varikliukas. Tai galima bus jau ir bandytis prieką pažiūrėti, įsikelti, gal net visą mechanizmą pasijungti ir pajunginėti, kad jisai kažką darytų. Reikia pasikeisti guolį ir traukę. Tada šiandien techą norėčiau dar praeiti. Reikia praeiti techą ir pastatyti gražą pamiegoti jam. Štai tokį dalykėlį ištraukiam iš fermos. Čia yra senas laivo kylis. Mėgėjiško laivo, kylis, kylio laikiklis. Tai va šitą metaliuką mes padarysim į dėžę. Nes bandėm dabar medinės rasti jau padaryti, bet neradau, labai nedaug pritrūko dydžio.
reiks rankinų padaryti. Jo. Kažkokios vėlalas reikia. Ui! Nu, ne taip, bet... The hydraulic oil should be replaced. Pažiūrėkit, tas pirštinės. Tvyra tinko. Darėm dėžę ir daėjom iki to, kad o pasitikrinam variklį, ar jisai veikia. O, irgi pirštinės patobulinas. Ir ką, pasijungėme. Štai taip, spaudėm mygtuką. Bet oro yra, nes labai šokinėja. Ir jeigu atleisiu, sutrumpina. Tai galas. Ne, tą atspaudžiu. Tą spaudžiu. Nu, Ką daryt? Kel. Aš pagalvojau dar, va čia va biškį pažemėm, dar kokius 4 tomus, bet nu ką tas labai... O dėl ko tu nori žemė? Man tai atrodo, kad fainai visai. Dėl 4 tomų dabar daug darbo, tai... Ja. Ne, bet aukštis tai geras. Geras. Štai priekaba atrodo šiek tiek didesnė. Ir Sigitas dabar labai mąstosi, kad jinai atrodo per didelė. Bet ekskavatorius įkas, net ir rankom, jeigu kastum, nu, užkiautum čia drąsiai kastuvą, tikrai galėtum jį. Aš... Nu jo. Jo. Atrodo tikrai, nu nemaža priekaba. Va, Sigitas mašinytė jau tokioj. Atsigūt net gali. Bet man tai labai atrodo fainai, patinka šakės, nu tikrai. Na, čia turime dėžutę hidrauliniam varikliui, iš metalo padarytas dangtis. Tikras puodas arba šašlykinė. Štai matot, čia tvirtinimo taškai ir tos didesnės skylės yra skirtos šlangai. Jos dar yra per mažos. Dabar priėmėme tokį dalyką, kad Rigateksas gali būti ir nepanaudojamas, nes jisai Rigateksas gali realiai būti sunkesnis negu už skardą. Jau tokie tai. Vaiduokliai vaikšto kažkokie. Rigateksas tai yra va tokia mediena, faniera paruošta, bet kažkaip ją vadina jūrinė, galima vandenį atsparas, tokie kaip atspari vandenį. Šiaip iš idėjos ir jinai yra atspari, nes labai gerai ant čiuožyklos pasitarnavo. Štai taip atrodo priekuba jau link finišo. Šiandieną visą dalį darė Sigitas, aš apsirgau šiek tiek, truputį prastai jaučiuosi, tai nejau daryti, bet Sigitas viską puikiai žino, ką reikia daryti. Gerai labai padarė. Čia turime gale štai tokias ašelės. Čia dėsis bortas, jisai tarsi užtikrenta, jis turės kaip suktis. Ar suksis pamatysime dar. Tai štai tokia ta priekabėlė, atrodo vizualiai prie pat stovim jos didesnė. Manau, kad 2 kubus tikrai nuveštų, ne? Jeigu tik pakels.
Šiandieną dirbtuvėse labai intensyvus darbas, Vytas pjaustė skardą. Visgi nusprendėm, kad Rigatexo nedėsim. Rigatexas pats dar sumažintų visą erdvę vidaus, žodžiu, tai prarastume truputį erdvės, su kuria galima vežti žemės. Aišku, nedaug, bet šis plius Rigatexas labai panašaus svorio būtų kaip metalas. Jis gana lengvai lankstosi. Pusantro parodyks, kaip čia pasilenkti pusantro. Jis toksai šiek tiek standesnis, tvirtesnis. Čia mes turim virinti, ne? Rimtai taip ir virinsim. Na, o aš per tą laiką, klausykytą, supjaustę visas metalinės skardas, padariau durelės galinės. Šiaip turėtų tiesiog va tai paimti, besipilant ir atsidaryti. Taip pat šioje vietoje bus užraktas, kuris taip čiukštus įskleis ir neleis atsidaryti važiuojant. Na, jeigu tiesiog norėsis atvažiavusi vietą išpilti ir kad nebūtų durys, jos tiesiog paimsi ir lengvai įsiema pasidarytas ant tų pačių pirštų, kuriuos nupjovėm nuo hidrauliniam cilindrui skirtų pirštų. Dabar pabandysim susivirinti skardą. Ką žinau, kažkaip ne taip, norėtųsi gal... Dujos atsukai, čia kažkaip... Jėgos norėtųsi. Dujos tai tikrai atsukės. O. Ką dar galim? Vėja, žinok. Tai ką gavosi mūsų plokštė, čia yra vėlgi iš tai, kad turėjom iš atliekų. Sigitas dabar ją bando čia pamankštinti, palyginti, bet visi... Kokia madėja, nežinau, iš tikrųjų tai baiminuosi, kad jeigu darysim visus bortus ant priekabos, labai pradės traukti. Tai gal visgi reikia taškuoti ir nedaryti vientisos siūlės. Ai, palikti šokius, jo. Bet aš čia pataškuoju laisvai dabar. Nu! Į plazmą. Jessica paglos. Ne, nesika. Jam prūdys. Čia dažnai šitą. Ai, ne. Fliuk. Ai, tai tipo... O! Bet jie, rasim balansą ar ne? Gali būt, kad reiks daryti taip kaip tipo, nes kažkaip veikia, kad stumimo metu jam lengviau bus kelt, neigu va taip. Pasirodo, taip tai...